Labas rytas visiems, šiek tiek pozityvo. Jeigu jums yra bloga nuotaika, o gal kaip tik gera nuotaika, tai tada valio. Bet jeigu jaučiatės kažkaip tai, žinot, užspausti rūpesčių ir viso kito, mes galime tapti paprastesni ir laimingesni. Tada, kada pagalvojam ne to, ko mes neturim, bet tai, ką mes turim. Ir iš tų pačių pamatinių dalykų, už tai, kad atsikėlėme savo šiltoj lovoj, ar ne, už tai, kad turime skanų pusrytį, už tai, kad esame sveiki šiuo metu, o jeigu ir šiek tiek pasiligoja, tai visada gali būti blogiau, kad viskas yra išsprendžiama, kad tai yra gyvenimo iššūkiai, be kurių, mes niekaip, ar ne, taip jau viskas surėdyta. Ir kai mes džiaugiamės, kad yra artimieji šalia, arba bent dalis artimųjų, o galiausiai, kad esame gyvi, vat iš to ir ateina tas vidinis džiaugsmas, pasitenkinimas. Mūsų žvilgsnis į tai, ką turiu ir už tai esu dėkinga, o ne tai, ko neturiu, ko man trūksta, ko reikėtų, bet niekaip negaliu gauti. Ir tada tas vidinis nepasitenkinimas. Reikia žinoti, kad mes visi kiekvieną dieną pasėjam sėklas, gerumo arba kitokias, nes viskas išeina iš mūsų kaip energija. Kiekvienam žmogui pasakytas kažkoks tai žodis, ar ne? Kažkam įsminga, kažką tai palaimina. Tai reikia galvoti, ką mes patys darom, tiek, kiek nuo mūsų priklauso. Ir būti tas pozityvas ir ta atrama kitiems žmonėms, kuriems labiausiai mūsų reikia. Gražios dienos, mylieji. Ir nesvarbu, kad už lango šiandien pilka, bet mūsų širdyje gali būti labai labai šviesu. Iki.